vaikštinėjau po tokią beadželenčią biržę, o mintis tai maždaug tokios, kad jeigu 6:30 ryto atvažiuoju į mišką ir jau esu trečias, ir mašinos jau stovi, tai ar yra tikslas po tokias vietas vaikščioti netoli pakraščio? Tikrai bus nuvaikštinėta ir nuieškota. Na, bet kojos kažkaip pačias po tą biržę nešiojo nors ką. Ir pačiam pakrašty yra dovana palikta. Miško gyventojo. Bus dar vienas miškas į kolekciją, kuriame būsiu radęs šviežų ragą. Bent vieną kol kas. Čia šviežus neturėjau dar. Na tai va. Į ledą jau įtirpęs. Ko gero buvo pamestas dar ant ledo. Pradėjo tirpt. Ledas tešt. Ir ragas kęsti balą. Sragelis. Reikia traukti iš to vandens. Na, žiūrim, ką čia mes turim. Opapa. Va toks ragas. Įdomus ragas. Kairė pusė. Man jis įdomus dėl to, kad šitą šaką, nežinau prie ko priskirti, tiktų ir prie karūnos, bet tiktų ir kaip po karūninė. Aišku, čia skaitosi kaip po karūninė, bet šitą elnio dar nenurašyčiau. Ir ragas toks neblogas. 2 kg drąsiai. Dar ir medžio kvapo turi. Čia va įdomi šaugėlė. O koks guzikas. Išdygęs spuogas ant rago. Ragė dar rausvumo čiučiu turi. Bus nesenai pametęs. Gal biržė ir išvaikščiota, tik tai rago nebuvo tada joje. Kairė pusė 5 šakos. Manau, tas elnias čia toks dar galėtų gyventi. Žiūrėt, kas iš jo čia būtų. Čia gali ir susiformuota karūna. Čia bus kokių 6 metų patinukas. Virš 2 kg. Na, gražus ragas. Na, dar pietų nėra. Labai tikiuosi dar kažką, bent vieną.